Sveiki, šiandien mitingas. Mitingas, kuriame pasisako eilinis žmogus ir kurio klausytojai yra Seimo nariai, pareigūnai, tarnautojai, patogiai gyvenantys valdininkai, įsakymų vykdytojai ir Lietuvos vyriausybė, prezidentūra ir pats ekscelencija prezidentas. Toks turi būti mitingas, kada vienoj pusėje tauta, o kitoj pusėje tie, kurie turi išgirsti tautą. Toks turi būti mitingas. Tai šiandien toks mitingas. Aš esu tautos atstovas, paprastas eilinis tautos atstovas, kuris nori pasakyti visai tai masiai valdininkų, ponų, biudžetininkų, spaudančių mygtukus, sprendžiančių žmonių likimus, reguliuojančių elektros kainas, reguliuojančių žmonių gyvenimo sąlygas, turėti automobilį, neturėti, brangiau mokėti, daugiau mokėti, tų, kurie viską daro tam, kad jiems būtų gyventi geriau. Tai pirma, ką aš noriu pasakyti, tai nepamirškite, mieli ponai. Jau dabar nebevardinsiu daugiau, bet dar prieš tai pasakysiu, mieli ponai, seimūnai, valdininkai, prezidentūros atstovai, ekscelencijos ir visi kiti. Kad pirmiausia, ką jūs turite padaryti, tai išsaugoti Lietuvos valstybės teritoriją. Nes Lietuva, valstybė be teritorijos yra niekas, visiškai niekas. Ir aš dabar sakau, pirmas mano noras, kad mes netaptume daniškų kiaulydžių įkaitais. Įsigijo danai kiaulydę, apsitvėrė teritoriją, daro ką nori. Lietuva neturi jokios galimybės tos teritorijos kontroliuoti. Kodėl pradedu nuo to? Todėl, kad tuoj mes prarasime bet kokią galimybę kontroliuoti Lietuvos teritoriją. Tai pirmas reikalavimas, neporceliuokite mūsų šalies. Ji ne jūsų, ponas Nausėda, ne jūsų, ponia Panelė, ar kaip ten Šimonytė, ir net ne jūsų, ponia Panelė Armonaitė, ir ne jūsų, pona Žalimai, Šmalimai ir visi kiti. Tai yra ne jūsų, tai yra mūsų žemė. Tai pirma, tai yra būtina išsaugoti Lietuvos teritoriją. O jau tada kitas labai svarbus dalykas, kur aš turiu daug labai priekaištų, tai yra Lietuvos švietimas. Per pastaruosius metus, bent jau per paskutinius 10 metų, jūs atėmėte iš mūsų vaikų gebėjimą mąstyti ir daryti išvadas. Jau nuo nulinės klasės jūs atėmėte iš vaikų gebėjimą mąstyti. Jiem nebereikia gal pasakyti, ką jie galvoja vienu ar kitu atveju. Jiems reikia konstatuoti žalią, mėlyną, raudoną, baltą. Jiems nieko nebereikia galvoti. Jūs atėmėte iš mūsų vaikų galimybę išreikšti savo mintis netgi laisvojo rašinio metu. Jūs net ten sudėjote rėmus, kad būtų paklusnus pilietis, kad jis parašytų tai, ką reikia, darytų tai, ką reikia ir mąstytų būtent pagal klišę, kurią nuleidote jūs. Kelinti metai stebiu abitūros egzaminus valstybinė lietuvių kalba laisva tema. Laisva tema, kurioje nebeliko laisvės. Išleidžiate jauną žmogų į gyvenimą, per 12 metų iš jo suformavę nuolankų vergą. Vienas kitas tik išdrįsta išeiti už tų rėmų, bet jis būna įvertintas kitaip. Ir kalbantis su jaunimu sako, laisva tema, bet mesgi turim padaryti taip, taip ir taip, nes mūsų minčių, laisvų minčių niekam nereikia ir pasirodo tai didžiulė tiesa. Tai va, mieli tie, kuriuos ką tik išvardinau, jūs griaunate mūsų švietimą, griaunate asmenybės auginimą, tvirtos, mąstančios, kūrybingos asmenybės. Tai va jau 2 temos, kurios mano mitinge šiandien kaip priekaištas jums. Toliau pereisim prie kitos temos. Konstitucijoje parašyta, kad Lietuva neturi priešų. Jinai ir neturėjo priešų. O kodėl jie atsirado? Todėl, kad Lietuva neteisėtai įstojo į NATO, nes jūs
Parazitinė jūs, Seimas, vyriausybė, prezidentūra, šitie visi klapčiukai, kurie norėjote dar mabų pinigų, mūsų įstūmėte į NATO. Kam nuo to patogu? Jums patogu. Žmonės kenčia, nes dabar pas mus priviso bazių. Įvairiausių karinių bazių, kurios kaip magnetas traukia į mus karo šmėklą. Traukia, taip. Kiekvienas mąstantis žmogus žino, iš kur raketą paleidom, į ten ir gavom atgalinį smūgį. Ar mums reikia atgalinio smūgio mažai šaliai? Tai čia mano reikalavimas. Nežinau, kaip kiti prisidėsit ar ne. Lietuvoje neturi būti nei vienos karinės bazės. Ir įstojimas į NATO turi būti anuliuotas. Taip, sakysite, kaip dabar anuliuoti, šitiek visko paėmėm. Taip, jūs ne tik paėmėt. Jūs tautos vardu pasiėmėt visą nereikalingą metalo laužą iš kitų šalių. Užmokėjote už tą metalo laužą pinigus, taip mes sėdim skoloj. Paskui tą metalo laužą po kelių metų jiem pusdykiai vėl parduodate, kad vėl atgal gautume. Čia mitingas. Mitingas, aš mitinguoju, nes man nepatinka, kad mano maža graži šalis tapo kariniu poligonu tiem, kas nori kariauti. Norintys kariauti, turėkite tas karinės bazės pas save. Niekur kitur. Turėkit pas save, ponai amerikiečiai, kariaukit iš savo teritorijos. Ponai NATO ponai, ne? Kariaukit iš savo šalių. Aš nenoriu. Man nereikia karo, mes maža šalis, mes nieko nesprendžiam. Vienintelis, ką mes galim nuspręsti, tai išlaikyti taikius santykius. Todėl sekanti tema, ypatingai taikus geri santykiai su kaimynais pagristi ekonominiu bendradarbiavimu. Ar jūs matėt, kad pultų šalį, kuri nieko nedrasko, nieko iš nieko nereikalauja, nesipina į jokius karinius konfliktus, niekas tų šalių ir neliečia. Bet ne, mūsų tie išvardinti ten Seimas, Šmeimas, prezidentūros ten klapčiukai ir ponas Ekscelencija pilnu balsu rėkia. Mes už Ukrainą. Kodėl mes už Ukrainą? Mes už Lietuvą. Mes už Ukrainos žmonės. Kodėl mes už Ukrainos žmonės? Pirmas teiginys, mes už Lietuvos žmonės, už jų saugumą, už jų gerovę, už kiekvieno piliečio materialinį, dvasinį augimą. Juk taip turėtų būti. Tai rėkdami mes už Ukrainą, mes pakenkiam Lietuvai. Nes rėkdami mes už Ukrainą, mes sugadinam santykius su kaimynais. Kaimynai mums neturėjo jokių pretenzijų. Iki tol, kol mes nepradėjom rėkti ir sakyti, Baltarusija, jūs negerus rinkimus turėjot. Kas mes tokie? Baltarusiai sakė, kad pas mus rinkimai blogi. Nesakė. Sakė, lietuviai, mes jūs užjaučiam, bet jeigu jums gerai, jūs gyvenkite taip, kaip jums gerai. Rusai prakentėjo mūsų visas padarytas nuodėmes. Mes išėję iš Tarybų sąjungos sakėme, kad nestosime į jokius alijansus. Įstojom į Europos sąjungą. Rusai sakė, tiek to būkit. Mes pasirašėm sutartį nestoti į jokius karinius alijansus. Įstojom, rusai prakentėjo, būkit. Dabar mes sakom, kad Rusija agresorė ir ją reikia pulti. Mesgi patys stovim aplinkui įsižioję nuogom subinėm, nes nieko neturim, savo nieko neturim. Bet rėkiam. Už tą rėkimą, kai kam sumokėta. Sumokėta Seimūnam, šeimūnam, ten tai įvairiausiam, ten Ekscelencijom, Šmelencijom, šeimonytėm, nevardinsiu. Tiesiog va taip yra. Primenu, tai yra mitingas, kur tautos atstovas, šiuo atveju aš, kalba ne Lietuvos žmonėm, o kalba tiem, kurie turi visas regalijas, instrumentus savo rankose priimti Lietuvai reikalingus įstatymus. Priimti sprendimus, kurie atneš naudos Lietuvai, jos tautai, kiekvienam piliečiui. Tai mitingas prieš juos. Sekantis mitingo klausimas, tai yra strateginių įmonių sugrąžinimas. Sugrąžinimas valstybei. Nei viena save gerbianti šalis nedalina savo strateginių įmonių kažkokiem plevėsom, tiksliau ne plevėsom, o nagliems kapitalistiškiams snukučiams, kurie labai gudriai susirenka visą pelną iš mūsų.
Ir mes vėl liekam be gero finansavimo švietimui, be gero finansavimo socialiniam reikmėm, be gero finansavimo gydymui, medicinai. Pagrindas, švietimas, medicina. Nei viena save gerbianti šalis to nedaro. Bet mesgi tai daro, mes sakom, ponas Kreivy, susirask chebrą, pasidalinsit pinigus, ne? Visą kitą nurašysim ant žmonių, pasakysim, kad taip reikėjo, tai buvo. Klausykit, mieli seimūnai, šeimūnai, ten prezidentai, ekscelencijos, tingiu aš jūs vardinti, jūs net neturit pagarbos iš tautos. Dabar jau kai kas iš jūsų nubudo ir pagalvojo, kad čia labai gera tema užsidirbti taškus einant į savivaldą. Taip, tema gera, bet jūsų rankose buvo visi instrumentai, o ką jūs uždirbot su tais instrumentais? Ogi pakėlimą savo atlyginimą už tai, kad nuolankiai, tyliai sėdėjote ir leidote dar kartelį nuskurdinti tautą. Leidote, dabar ir rėksite. Dabar kažką pasakysit, neva aš gal visai net ir netaip galvoju, bet jau jūs pagalvojote, jūs jau viską pasidalinote. O mūsų tautos reikalavimas atimti tai iš jūsų, kas yra elektros tinklai, kada jie buvo sukurti, kieno pinigais, kas juos investavo. Taigi mūsų pinigėliai visada visur kiekvienas centukas mano Jono Petro Birutės. Apvogėt. Už tai turite būti nubausti. Nubausti tai čia nieko. Jūs privalot atlyginti nuostolius. O kaip atlyginti? Reiškia atiduoti tai, ką iš mūsų pavogėt. O pavogėt jūs iš mūsų labai, labai daug. Tai va, sekantis klausimas. Sekantis klausimas būtų tas, ar jūs nesijaučiate nusikaltę lietuvių tautai? Ar jūs nesijaučiate pasinaudoję savo tarnybinę padėtimi? Ir ar jūs pamiršote, kad yra baudžiamojo kodekso įstatymai žmonėms, kurie pasinaudojo tarnybinę padėtimi? Jūs žaidžiate žaidimėlį, būna ten kažkoks tai menkutis valdininkėlis, kažkur tai truputėlį, kažkokioj mažoj miestelio taryboj truputėlį kitaip prabalsavo. Tai tą valdininkėlį dėl visa, ko jūs padarote, auką atiduodat sudraskymui, tam, kad mes nematytume jūsų didžiųjų vagių. Tam, kad jūs negalėtumėte vogti, jūs turite patys iškelti klausimą Seime ir pasirašyti, kad kiekvienas aš išrinktas į Seimą prisiimu atsakomybę už savo rankutės pakėlimą, prisiimu atsakomybę už kiekvieną savo veiksmą ir prisiimu atsakomybę, kad atstovausiu tautai. Šiais metais kiek kartų nuvažiavot pas žmonės paklausti jų nuomonės, kaip balsuoti vienu ar kitu klausimu. Ir iš vis ar važiavot? O turėjot. Nuvažiuoji ir sakai, kitą savaitę Seime bus keliamas toks ir toks klausimas. Mielas rinkėjų, atstovavęs, delegavęs mane į Seimą. Noriu žinoti jūsų nuomonę, kaip aš turiu balsuoti tą dieną. Klausyk tu, savanaudi, patogiai sėdinti Seime. Ar varginaisi? Ar pravažiavai toj savo apylinkėje ir susitikai su rinkėjais? Ar pažvelgiai jiems į akis, ar išgirdai jų nuomonę? Klausyk tu, šlikštus parazitė. Kaip tu drįsti naudotis tuo gėriu ir tautos pasitikėjimu ir viską leisti susišluoti kapitalistam. Tarp kitko, Lietuva, kada norėjo nepriklausomybės, ji nenorėjo laukinio kapitalizmo, įteisintos vergovės. Šiandien aš dėkoju Vilniaus visuomeniniam transportui. Šitiems žmonėm, kurie turėjo valios jėgų sukilti ir padaryti streiką. Streiką, kuris reikalingas visai Lietuvai. Bet ne. Čia dirba labai geras mechanizmas. Aš vagiu daug, tau leidžiu pavogti mažiau, tau dar mažiau, tau duodu trupinėlį nuo to pyrago ir mes visi surišti viename šitame baisiame liūne. Tam, kad jūs surastumėte aukas, rinkėjus, kurie vėl prabalsuotų už jūs, už mus ir tai panašu į tą viršutinę piramidę. Ir mes vėl būtume valdžioje.
Šiandien yra mitingas, mano mitingas, kur pagrindinis klausytojas visų tų priekaištų turi būti ne masė atvažiavus iš Lietuvos, o tu, šlikštus parsidavėlė, tu, kuris pardavė Lietuvą, tu, kuris leidai uždaryti atominę elektrinę, tu, kuris šiai dienai planuoji apmokestinti vandenį, tu, kuris žinai, kad vienintelė vertybė Lietuvoje, kurią gali parduoti, per kurią labai lengva valdyti žmonės, yra vanduo. Čia yra baisi tema, iš mūsų bando atimti vandenį kaip gyvybę. Aš kreipiuosi jūs, nes jūs žinote, ką darote. Aš žinau, kad vieną kartą jūs būsite nubausti, ta bausmė gali būti įvairi. Galbūt jūs nesulauksite įstatyminės bausmės. Bet suprantat, kažkas tai netekęs vandens gurkšnio, sveiko vandens gurkšnio savo vaikui vieną kartą ateis ir padarys savo teismą. Aš nekviečiu tam linčo teismui, bet taip gali būti. Tai va šiandien yra toks mitingas, jis nebus ilgas, nes man gaila savo laiko, man gaila savo žodžių, savo gerklės aušinimo. Kalbėti su jumis negarbingai žmonėmis, visigi žinom, kam jūs, dėl ko jūs, tai yra mano mitingas. Nu ką, išgirdat, ne? Ir taip gali pasakyti kiekvienas Lietuvoje gyvenantis žmogus. Jūs pabandykit pragyventi už minimumą. Ir nereikia man, kad reikėjo mokytis, būtų geresnis atlyginimas. Jūs galvojate, kad kiekvienas kiemsargis turi turėti aukštą išsilavinimą, ar kiekviena valgyklos darbuotoja turi turėti aukštą išsilavinimą? Ar jo reikia troleibuso vairuotojui, taksistui, gamyklos darbuotojai, bet jūsgi taip rėkiate, jūsų mažas atlyginimas, nes jūs neinvestavote į save. Klausykite, parazitai. Būtent žmonės su mažu atlyginimu ir sukuria visą pridėtinę vertę, kurią jūs naudojatės, kuri nugala ne valstybės biudžete, bet jūsų kišenėse. Todėl aš, eilinis pilietis, šiandien dienos mitingė sakau, man nepatinka laukinis kapitalizmas. Aš esu prieš ir aš kviečiu liaudį keisti laukinį kapitalizmą į geresnę santvarką. Į kokią? Tikriausiai susėsim, pagalvosim ir kursim kažkokią teisingesnę santvarką, kur žmogus kuriantis pagrindinį produktą būtų vertinamas. Melžėjai nereikia aukšto išsilavinimo, bet be jos jūs neturėsite pieno. Be jos jūs negalėsite išgyventi. Ar to jį nereikia aukšto išsilavinimo? Bet be jo jūs esat niekas. Ir kada žmonės, kurie augina gyvulius, tiekia maistą, supras, kad be viso šito jūs, parazitai, gyventi negalite, viskas pasikeis. Nes daugiausia tada bus suprantančių, kad vertė yra šitų dalykų aukštesnė negu valdininko dėliojančio popierius ir dėliojančio parašus. Jūsgi parišote mus ant begalės dokumentacijos. Pasirašyti, užsirašyti, nunešti, atnešti. Kam reikia šitos virtinės valdininkų riebiais veidais, šiltai sėdinčių? Jie ko nors sukuria? Nieko. Jie tiesiog siundo mus iš vieno kabinetėlio į kitą. Norite pasistatyti būdelę prie namų papildomą? Jūs turite aplankyti 30 kabinetų, kiekviename iš jų palikti pinigėlį, kad šitie tranai galėtų gyventi. Klausykit, jūs, mano mitingo dalyviai, jūs esate šlykštinis, jūs esate Lietuvos erkės parazitai. Aš tai galėjau pasakyti dideliame mitinge, bet dabar aš sakau savo mitinge jums. Tai tiek, kol kas tiek. Laikykitės, mėgokit neramiai, labai neramiai, nes mes apie jūs galvojam kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną galvojam, kurgi reikės jūs padėti, kaip jūs atidirbsite mūsų tėviniai. Kiekvienam iš mūsų, tam, kuris už minimumą negali pamaitinti savo vaiko. Taigi jūs sugalvojate tokį minimumą, už kurį yra pasirinkimas arba pirkti, valgyti, arba mokėti mokesčius. Taigi jūs įvarėte į tupiką mus. Ir neverkit, jeigu gausit atsakymą. Sudie, mitingo dalyviai, sudie.